O dabar pakalbam rimtai. Tai ką, vėl užblokavo? Nežinau, už ką tas tiktokas blokuoja. Užkaifavau 3 kartus. Кайфовать хочу, кайфовать. Nu, tai kas čia? По ресторанам, по ночам. Кайф, кайф, кайф от души. Aš skaitau, tai labai normalu. Po pirmo užkaifavimo jau turėjai gauti baną. Kad užkaifavau, nu. Užblokavo, nu. Klausyk, Vituk, jeigu aš būčiau TikToko kūrėjas, aš būčiau įdėgęs biometrijos atpažinimą ir sekantį kartą tik tave išvydus per laivą, iškart tave blokuotų, nes tu rodai vaikam ir visai visuomeniai dugną. Pasižiūrim tavo laivus. Neužskūro piderasas laikyk. Kad pastoviai girtas nusišneki, tai dar nieko. O čia ką, mešką vaidinai? Na gerai, meška kaip meška. O čia kas, ožys? Taip pat mes visi ir be abejo TikTokas labai sužavėti tavo live transliacijom su degustacijom ir receptais, kur tavo rankos atrodo kraujuotos. Na, o apie tavo peipio pasirodymus ir nukrypimus, tai iš vis reiktų patylėti. Piu, 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 piu. Oi, mylimoji. Klausyk, po 15 minučių tokių vaizdų jau bet kuriam žmogui pradeda važiuoti stogas, o čia ką tu bandai padaryti? Kibirą išdulkint. Pėsiu aš tau baną. Tu nahui, iš kur čia tokių lavonų atsiranda? Gal tu ir nesi blogas žmogus, bet tu supranti, kad tu gerdamas visiškai degraduoji, darai visiškas nesąmonės ir kokį tu pavyzdį rodai vaikams. Jo. Alkoholis yra labai didelė problema. Nėra taip lengva iš to liūno išlipti, bet bent jau netransliuok viso šito šūdo publikai. O tai kad žudikė tampėsi šikną rodė, kodėl jos neblokavo, nu. Tik mane užblokavo. Čia apie normalumą, tai tu nešnekėk. Ir papus ir šikną rodo per TikToką. Kepurę užsidėk ir varyk iš to laivo. Marina iš Jugoslavijos amžinai užpakalį rodo savo nuogą. Kodėl jos neblokuoja? Klausyk, vienas dalykas yra žiūrėti į gražų švarų perspektyvų užpakaliuką ir kitas dalykas yra žiūrėti į degraduojančią, smirdančią, nusigėrusią šikną. Petrai, gal tu dar nori ką nors dadėti? Vienu žodžiu, tai va, tu su tokiais žmonėm laikytis kuo tokiam.